Savirealizacija. Ar tu realizuoji save profesijai? Ar tu realizuoji save gyvenime? Aš esu Vidas Bubnys, skaičių psichologijos ir personalo formavimo ekspertas. Ir šiandien mes rasim tau tinkamiausią darbą pagal tavo gimimo datą, pagal skaičius, kuriuose slypi ta energija, kurioje tu esi geriausias. Aš esu skaičių psichologijos UCAI meistras ir savo moksluose mokiausi aš pas Žanatą Kažamžarovą, tai yra šito mokslo įkūrėjas, tai yra jo autorinė programa. Mes gavom daug įdomios informacijos apie tai, kokias energijas mes atsinešam gimdami, kas slypi mūsų datos skaičiuose, kokie mūsų yra tikrieji talentai. Ir šitam video aš jums papasakosiu, koks skaičius esate jūs, kokie jūsų talentai. Ir tada jau nuspręsti, ar jūs gyvenat savo gyvenimą, dirbat savo darbą, ar ne. Pagrindinis mūsų skaičius yra sąmonės skaičius, tai yra diena, kada mes gimėme. Diena suvesta į vieną skaičių. Bet galbūt aš pademonstruosiu jums ir tai bus paprasčiau suprasti. Taigi, pradėkime nuo vieneto. Vienetai tai yra žmonės gimę 1, 10, 19 ir 28 dieną, tai yra lyderiai ir strategai. Dažniausiai vienetas veikia taip. Jis suformuoja strategiją, nors gali vadinti tai planu, bet 5 metai tai jau yra strategija, tai yra planas. Ir pradeda ją dalinti su žmonėm, pasakoti apie ją. Tokiu būdu jis suformuoja komandą, pritraukia prie savo žmonės. Pagrindinis jo talentas yra, kad vadovaujant šitai komandai, jis kiekvienai minutei turi labai konkrečią užduotį kiekvienam komandos nariui, kad gyventi tą 5 metų strategiją. Be abejo, kiekvienas skaičius, kiekvienas sąmonės skaičius turi ir savo minusinę pusę. Taigi vienetų minusinė pusė tai yra despotizmas, tironija. Tai yra dvi nuomonės, viena mano, kita neteisinga. Sekantis skaičius tai yra dvejetukas. Dvejetukai pas mus gimė 2, 11, 20 ir 29 dieną. Tai mūsų diplomatai, empatiški diplomatai, kurių ego yra nukreiptas į tai, kad suprasti kitus žmonės, perprasti, kaip jie galvoja, ką galvoja. Ir jie realizuoja save per santykius. Jie kuria santykius, jie saugo santykius, jie augina santykius. Ir jiems santykiai tai yra materija. Ir jie tą materiją stengiasi išsaugoti. Minusinė dvejetuko pusė tai yra manipulacijos, situacijos nesupratimas. Toliau trejetai. Trejetas tai yra analitikas. Trejetai pas mus gimė 3, 12, 21 ir 30 dieną. Tai žmonės puikiai analizuojantis informaciją, jie geba mokyti kitus. Tai reiškia, jų informacija pateikiama yra antiek tiksli, antiek, galima sakyti, sukrumuluota ir sukramtyta, kad jie iš jų mokytis yra labai labai paprasta. Minusinė trejetuko pusė tai yra žmonių skirstymas į protingus ir kvailus ir azartas. O vertukai pas mus yra idėjų generatoriai, novatoriai. Ketvirtai gimė 4, 13, 22 ir 31 dieną. Jie realizuoja save per idėją, jie generuoja genialias idėjas, jie nieko nedaro 2 kartus vienodai, jie labai dažnai pritaiko inovacijas. Labai gerai formuoja tikslus. Minusinė pusė tai yra revoliucingumas. Tai yra sąžinės ieškojimas, sąžiningų dalykų ieškojimas ir jeigu kas iš karto kelia revoliuciją. Penketai. Penketai yra gimę 5, 14 arba 23 dieną ir jie pas mus yra verslo diplomatai. Jeigu dvejetas diplomatas empatiškas ir jis nukrypsta į supratimą žmonių, tai penketas tai yra verslo diplomatas arba rezultatyvus diplomatas. Tai yra žmogus, kuris kaip chameleonas gali prisitaikyti prie bet kokio pašnekovo ir rasti bendrą kalbą su bet kuo. Todėl jie labai geri pardavimuose, labai geri rekrutinime, tačiau jų realizacija yra per techninį intelektą. Minusinė penketo pusė tai yra kova už logiką. Tai yra, jeigu penketui atrodo kažkas nelogiška, jis puola kovoti su visų pasauliu. Šešetukai gimė 6, 15 arba 24 dieną. Tai yra kūrėjai. Ir kada aš sakau kūrėjai, aš turiu omenytis, kad tai yra komforto kūrimas, meno kūrimas arba verslo kūrimas. Jie
Jiem komfortas yra materija ir jie nori to komforto, jie kuria į savo ir aplinkinę. Minusinė šešetuko pusė tai yra kerštingumas. Gali atkeršyti, pamiršti ir dar kartą atkeršyti, nes negalima palikti taip, kad būtų atkeršyti. Mūsų septintukai gimė 7, 16 ir 25 dieną. Tai yra greitos realizacijos specialistai. Kartais būna chaotiški, bet visko reikia greitai čia ir dabar. Minusinė septintuko pusė tai yra būtent chaosas, pernelyg savim pasitikintis chaotiški veiksmai, kurie paprastai atveda į krizę. Ir septintukai yra aplinkinius. Toliau mes turime aštuntukus, gimusius 8, 17 ir 26 dieną. Tai žmonės kontrolieriai, tai yra labai stiprus darboholikai. Dirba daug, nemoka ilsėtis. Kontroliuoja procesą bet kokį procesą iki rezultato atsiradimo. Minusinė aštuntuko pusė tai yra hiperkontrolė ir ta kontrolė būna tiek stipri, kad nuo aštuntuko pradeda žmonės bėgti. Jie tiesiog nepakelia tos kontrolės. Na ir paskutinis, bet neblogiausias, tai yra devintukas. Gimęs 9, 18 arba 27 dieną žmonės, mūsų gelbėtojai, mūsų pagalbininkai. Jie visą laiką pasiruošia padėti. Jie nori padėti, jie ir realizuoja save per pagalbą. Tačiau tai žmonės emocionalūs, kuriem emocijos kartais labai trukdo gyvenime, nors jie gali su to susitvarkyti, siekdami pergalės. Todėl devintukai labai dažnai būna sportininkai. Minusinė devintuko pusė tai yra įniršis, piktis. Tiek galbūt apie sąmonės skaičius. Tačiau tai toli gražu ne viskas. Visi tie skaičiai, kurie yra pas mus gimimo datoj, irgi gali tarnauti mums su sąlyga, kad mes esam savo realizacijoje. Kaip jau minėjau, vienetas realizuoja save per vadovavimą, dvejetas per santykius, tai yra per santykių kūrimą, jų išsaugojimą, trejetas per žinių atidavimą, per mokymą, ketvirtas per idėją, penketas per techninį intelektą ir čia truputėlį patikslinimas, techninis intelektas nereikia prisirišti prie žodžių techninis, tai yra specialios žinios kažkurioje srityje, kurios naudoja penketukas. Šešetukas realizuoja save per komforto kūrimą, septintukas per jogą. Septintuką realizuoja save paprasčiausia, tai yra tiesiog užsiimti jogą. Aštuonetas realizuoja per procesų kontrolę. Tai reiškia, jeigu jis kontroliuoja materijos atsiradimo procesą savo darbe, jisai patenkintas. Ir devintukas per pagalbą. Taigi tada įsijungia visi likę mūsų gimimo datos skaičiai, kuriuos reikėtų peržiūrėti, kad supras, kokie jie, ir jie tarnauja mums. Tačiau ir tai dar toli gražu ne viskas. Mes turime tokį dalyką kaip misija. Kuo jinai skiriasi nuo sąmonės skaičiaus, ogi tuo, kad sąmonės skaičius tai yra mūsų norai. Tai yra tai, ko mes norim, tai ko mes siekiam. O misija tai yra, kokiu būdu mes to siekiam. Tam, kad išsiaiškinti misijos skaičių, mes turim sudėti visą gimimo datą iki vieno skaičiaus. Ir misija mums įjungia 33 metų ir kartais keičia mūsų gyvenimą, jeigu mūsų misija nesutampa, o dažniausiai būna taip, kad jinai nesutampa su mūsų sąmonės skaičiumi. Ir todėl mūsų norai yra vieni, tačiau jų siekia ir mes elgiamės visiškai kitaip. Jeigu norite daugiau sužinoti apie savo skaičius, visus savo skaičius, po šiuo video rasite mano kontaktus, pasiekite mane Instagrame ir Facebook'e ir pirmi 3 parašę žodį noriu konsultacijos, gaus 20% nuolaidą savo asmeniniai konsultacijai.